Sveiki, šiandien norėčiau papasakoti apie šitą prietaisą. Čia yra, kaip matot, arkada. Arkada, jeigu tiksliau Bartop. Tai yra ne arkada kabinet, bet tai yra arkada Bartop, kuris užima mažiau vietos. Bet ir tai, kaip matot, užima gan daug vietos ir senokai jau man buvo nejudintas. Taip. Maždaug turim kažką nupiešę, tai nebedaug betrūksta turbūt akytė, nos ir šypsena dar, va taip, kažkas gavosi. Tai va, pakalbėsim apie šitą daiktą, pirmą nusivalau dulkės ir važiuojam į priekį. Šitą daiktą aš pasigaminęs esu pats, žinoma, prie visokių brėžinių, daugiau užsakymų, ten lentų. Man padėjo mano kolega Povilas, kur mes kartu dirbom, tai linkėjimai jam. Ta Bartopsą turiu nuo 2016 metų, nes tada kažkaip ant bangos buvo tie visi arkados mašinos nuo 16. Nes tada su žmona laukiau sūnaus gimstančio ir turėjau laisvo laiko, tai užsiminėjau dar ir šitais dalykais. Tai va, čia maždaug brėžiniai buvo rasti internete, truputėlį pakoreguoti pagal save. Lentos buvo pjaustytos pagal užsakymą. Tiesiog matmenis paduodi baldų gamybai, kur būna. Ir tada jie išpjausto, kaip tau reikia. Ir tada tiesiog reikia susirinkti. Pradžioje aš ten pradėjau su notebookais, žaidžiau su Raspberry Pi 3, nes tada ant bangos buvo 3 kaip tik. Ir tada buvau į vidų įsidėjęs į šitą aparatą. Tuo aš jį apsuksiu, kad pažiūrėtumėm, kas ten yra maždaug kokia sandara. Taip, čia yra tokios durelės. Taip, čia išeina tik tais video laidas. Ta video laidą aš naudoju, kad monitorių prisijungti kitiem kompam. Čia negaliu atsidaryti, pabandykim gal su atsuktuvu čia. Jo, tai va, kompas krenta lauk, irgi visas apdulkėjęs. Senai naudota. Taip, kad matytumėt iš karto, kaip kas čia buvo. Viduj kompas. Prie kompo prijungta Wi-Fi antena, kad pataupyt kabelius ne tiesiog gražiai užsidarytų. O viduj ten tokia betvarkėlė, kaip matot. Tada pažiūrėsim giliau, kas ten yra. Štai kompas. Jeigu matosi jums čia Intel Core 2. Taip, o pats kompas yra. Taip, HP 8000 Elite. Va, susifokusavo HP, mažiukas toks. Gal atidarysim, dar to pasižiūrėsim. Viduje rozetė čia įdėjęs, maitinimas, monitorius matosi štai, 2 video įėjimai, ten dar maitinimas, taip šonuose kolonėlės nueina. Čia ventiliatorius, bet aš jį nelabai naudoju, man atrodo, gal ir naudoju, nebeprisimenu. Ten klaviatūra matosi susijungtas. Taip, atsidarom kompą. Sėmam dangtį. Va. Vidus maždaug kaip notebookinis ramas, matot. Ten SSD, CD-romas atjungtas, kad man nerytų čia be reikalo elektros ir iš vis nereikalingas. Daugiau elementaru. Tuo jungsim, pasižiūrėsim, kas čia kur kaim. Dar kas iš svarbesnių, tai čia prijungęs esu šitą klavą, čia joystickas vadinamas. Maitinimas, ir
DisplayPort, čia yra DisplayPort. LAN, va, kaip sakiau, nenaudoju, o iš priekio Wi-Fi antena ir šitas bus donglas. Donglas skirtas klaviatūrai, kad uždarius dangtį, aš tiesiog su ją prieičiau, man vietoj pelės atstoja ir klava čia, jeigu kažkokiem tais darbeliam, kad nelandžioti vidų, tiesiog, ten, nežinau, pigiai kainuojantį klaviatūrą, palikti viduje, tegu ir stovi. Įstačiau kompą atgalios, Wi-Fi va, užlenkiau. Zavieskai turbūt na kokią seną pianino galbūt, nu, aš negroju, neturiu laiko, nebent ant nervų biškį. Jokauju. Taip, tai tada užsidarom monitoriaus laidą, kaip minėjau, pasilieku kitiem, jeigu reikia prietaisam. Taip, maitinimą prisijungsim kompo padarytas. Įjungimai, tai yra power. Nu ir čia, kur bombą paleisti, nuke. Fire. Mirktelėjo lemputė. Greičiau mes čia F10 turim. Ne, jau pradėjo krauti sistemą. Taip, sistema kraunasi tokia. Kaip matot, yra Ubuntu. Advanced Options of Ubuntu yra XP ir yra pagrindinis Botocera. Bet dar įeikim į BIOSus, pažiūrėkim parametrus šito kompo. Taip, spaudžiam Enter, System Information. Taip, ką mes matom, va. Parametrai tokie yra. Kaip matot, 4 GB RAM. Dabar reikia pasižiūrėti dar hardas, koksai yra. Taip, turbūt storage, taip. Taip, man čia sunku biškai filmuoti. Storage options, device configuration, galbūt neatsimenu aš čia. Taip, stovi Kingstonas 240 SSD. Tai vat, tai važiuojam tada tolyn. Kurgi čia exit. Taip, pagal nutilėjimą pas mane čia stovi, va, skaičiuoja sekundės ir turi pasileisti Botocera pagal nutilėjimą. Tai va, visą laiką startuoju arkadą. Norint pakeisti, aš turiu pačioj pradžioj spėti su klaviatūra perjungti kitą distributyvą. Va, ir jau užsikrovė. Susipažinkim, kas čia yra šitoj sistemai. Man labiausiai patinkantis yra Atari, žinoma. O Atari yra visokiausių. Ir toks. Čia kaip konsolės, jau manau, jau senai viskas yra aišku, kaip yra daromos šitos arkadiniai žaidimai. Dabar pilna jų visokiausių yra. Tai 16 tarkim metais, 15, kai aš užsiminėjau, tai jų buvo gan mažokai. Tai reikia padirbėti pačiam daug rimčiau. Kažkur seni video yra mano, dar aš paleisdavau juos ir net ir ant TV priedėlių, tos Linuxus, ir jie važiuodavo būtent prisijungus kokį nors joysticką, Xboxinį pavyzdžiui, ar kokį nors kitą, galima būdavo PlayStation, bet aš nelabai mane čia domina. Aš labiausiai norėjau čia dėl senesnių žaidimų. Sega Mega Drive hackiniai tai žaidimai, matot, Master System, Game Gearas, Dreamcastas. Screenshotai. Nu, čia pats pirmas, žinoma, yra Contra paliktas. 30 Live pasirinkęs pavadinimą tokį, kad tada spaudžiam Start,
pasirenkam, keliesi žaisim. Galima padaryti ir antrą pultelį, aš kažkada lyg ir buvau pradėjęs. Tų pultelių aš viršutinių turiu daug. Šokinėja. Šitas ką daro, kuris šaudo. Šitas. Oi. Taip, iš žaidimo išeit spaudžiam startą ir selektą, du mygtukus ir jis grįžta į pradinę. Grįžtam atgal, toliau pasižiūrim Nintendo, dar visokiausi. Mame, Game Boy, Commodoras. Taip, grįžkim prie mūsų mylimo Atari. Iš Atari irgi išėjimas 2 klavišai. Taip, pasižiūrėsim dar kokį nors žaidimėlį. Vietoj screensaverio pasileidžia bet koks žaidimas. Random. Tai va, kaip reklaminis video. Ir tiesiog paspaudus, tarkim, startą tuo metu, jeigu patiko kažkoks žaidimas, kuris yra dabar vat, vietoj screensaverio, tai galima tiesiai tą žaidimą ir pasileisti. Nu, krepšinis kažkaip neveža, pabandykim gal kitą kažkokį išmes įdomesnį. Nu va, kažkoks yra. Nu, tai pabandom spaust startą. Va, žiūrėkit, ir tiesiai iššoko į tą žaidimą būtent. Iš žaidimo vėl išeinam paspausdami Start Select, grįžtam atgal, pasirinkam pavyzdžiui Launch Screensaver, čia irgi Restart System, Shutdown galim pasirinkti. Dar vienas toks dalykas čia buvo pasirinkus, man atrodo, F1 klavišas. Ir jis tada išmeta į Batoceros esamą Linuxą. Va, matot. Čia jau galima redaguoti, ką norit, failus, tarkim, ar ne, susidėti žaidimus, bet iki čia net galima daryti per tinklą. Va, čia sėdi visi žaidimai. Tarkim, tas pats, vat, kur čia yra Amiga, suraskime Atari, va, Atari 800. Va, čia tie patys žaidimai, Balderdashas, va, visa kita sėdi. Tai va, čia mes tiesiog jį vėl užsidarom, file, close window, ir jis grįžta vėl į Batocerą. Tai čia toks kaip file manageris, Linuxo interfejsas, tai yra Linuxo Windows'o desktopo, tai yra interfejsas, per kurį galima būtų pasiredaguoti kokius nors failus ar kažkas tokio. Toliau tada spaudžiam Start, čia vėl įvairiausių variantų yra, galima tinklo parametrus ir visą kitą atsinaujinimus pasidaryti.
Kodi Media centras, nu, bet čia nežinau, ar kam jis reikalingas yra, daug kiekvienas pasidaro savo arkadą pagal savo norus. Taigi mes pasirinkim tą sistemą Restart ir pasirinksim kitą distributyvą. Pasirinkim Linuxą, Ubuntu. Na, kaip Linuxas kraunasi, manau, žinot. Tai va, turim Linuxo interfeisą. Tai čia irgi kas ką norite darot, čia kaip kompiuteris, ta prasme. Ar vat Volkov Commander, nu, čia yra Midnight Commander. Taip, kas ką norit pasileidžiant. Vienas iš tokių įdomesnių dalykų, tai tam Linux'e susimetęs esu legendinį žaidimą. SuperTux yra. Ir šitas SuperTuxas turi veikti ant to pačio joystick'u. Dėtinas įsukras, nu va, mūsų Mario. Taip, continue. Tai va, tai su Linux'u aš nelabai ką jums prirodysiu, nežiūriu, man čia pradėjo rėkti, kad senai nematęs interneto, pradėjo siūstis update'us, tai tiesiog jungsiu lauk ir eisim prie XP. Taip, šį kartą pasirinkim Microsoft Windows XP Professional. Va, matot, arkada ir kraunasi XP. Na, XP aš naudoju daugiau tokiem elementariem dalykam, žinoma, yra ir čia žaidimėlių keletas sudėta, bet nelabai patogu man žaisti XP žaidimus ant tokio joysticko. Tai XP aš išnaudoju daugiau tokiem dalykam kaip kompų remontam ir visą kitą, tuoj pademonstruosiu. Rytoj XP atsinešiau kitą notebooką. Noriu pademonstruoti, kad šitam notebook'e tikrai nėra hardo, yra tik tais ramas, o hardas štai nepaimtas, nu, tuščia, čia ta prasme tik tais dėžutė. Neturi jis iš ko užsikrauti. Yra tik tais kompas. Gal prie jūsų šitą darysiu. Tai pasileidau, prisijungiu maitinimą ir pasijungiu iš savo vietinio tinklo interneto kabelį, kuris yra per routerius. Tada šitam batocerai savo pasileidžiu programėlę. Tai šitą, kad startuotų iš tinklo. Taip, čia man įjungiau kompą, jis pradeda ieškoti DHCP iš ko krautis, rado, čia tas būtinasi, pradėjo krautis, prisiskyrė IP, Linuxas, memdiskas, taip, kraunasi senux DOS images, čia užsikrovė, čia jau viskas užsikrovė, šitam būtent notebook'e, kurį mes prisijungiam be nieko, jis per tinklą pasiėmė. Taip. Volkov Commanderį pasileidžiam. Viskas tai pasileido iš tinklo. Tai. Na, galim, pavyzdžiui, žaidimą.
kaip matėt, užsikrovė dosas ir žaidimas be jokio hardo tiesiai iš šitos XP-škės padaręs tinklo būtą. Pasikeitus imidžą, tarkim, galim RAM testą, to aš kitą imidžą pakeisiu. Keičiau kitą imidžą, kad krautųsi kitas daiktas, vėl turiu pasileisti tą programėlę TFTP ir tada šitą persikrausim, turbūt Ctrl Delete gal paimsiu, nepaimu, gal tiesiog išjunkim ir įjunkim. Taip, vėl sistema neranda iš ko krautis, tikrinasi, ieško tinklo, turi susikalbėti dviese. Taip, kažką rado, šitas atiduoda, pradėjo krautis, mem testas pradėjo krautis, va, ir čia tikrinau. Suleido RAM testas. Žinoma, šitam kompę galima paleisti ir per USB, per visą kitą. Čia daugiau skirta tokiem, kompam, kurie nemoka iš USB krautis, iš tinklo, tarkim, moka, arba neturim jokios laikmenos. Tai čia toks pirmas pagalbininkas, Botocera man atlieka ir kito kompiuterio remonto padeda kompiuteriam taisyti. Aš nežinau, turbūt gal šiam kartui tiek, nes baterija, žiūriu, man sėda jau telefonas. Ir mažai turėjau laiko, valandėlę, tai bandžiau įtilpti ir bent jau parodyti kažką tais jums įdomaus. Jeigu patiko, žinot ką paspausti. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Turit klausimų, parašykit komentaruose. Tai ate iki sekančių kartų.